Šie du nuostabus ir laiko neturintys vyrukai sugalvojo, kaip per parą pamatyti kuo daugiau pasaulio. Šiandienos iššūkis – kompensuoti lietuvišką vasarą maudynėmis Korfų saloje, išrenkant geriausią paplūdimį net iš 24 pretendentų. Mes jeigu čia susitinkam, tai gali reikšti tik vieną. Kad aš šiandien būsiu visą parą šlapęs ir druskuotas. O tu taip važiuosi, ne? Ja. Aš galimai biškai, žinok, persistengiau su apranga. Kodėl? Aš paskutinę minutę atsikėliau ir ėmiau arčiausiai esančius rūbus, kurie buvo. Tai... Tokie buvo, ne? Vis dar per 24 valandas bandom įvykdyti iššūkį. Šį kartą mūsų iššūkis yra labai paprastas. Okay. Bandysim kuo daugiau paplūdimių įsimaudyti Korfų ir grįžti rytoj ryte. Ir jeigu viskas gerai, turėtume tai padaryti per 23 valandas 45 minutės. O kai bus, kas ten žino? Update'as toks, mes esame dabar Korfų arba kažkaip Kefyrą arba Kerkyrą, šitą salą dar vadinasi. Nusileidome, jau beveik pasiėmė mašiną, dabar šoksime į ją ir keliausime į savo pirmą paplūdimį. ChatGPT išprotėjęs mums aiškina, kad šiandien mums įmanoma padaryti nedaugiau 20 paplūdimių. Aš manau, kad mes galim biškelį padurniuoti ir įrodyti, kad ChatGPT dar yra labai nepažengęs. 24 paplūdimiai, bet 24 valandas. Davai, aš manau, kad čia realu. Aš manau, kad realu. ChatGPT rašo, kad nelabai. Tikėjus bent Volkswageną, gavom Renault. Pultelis kaip oro kondicionierius namų, pasižiūrėk. Mašinos pultelis atrodo kaip kondiškės pultelis tiesiog. Renault, kaip džiaugiuos. Yes! Visada svėjojo apie Renault. Nusifotkinam su Renault, paimk ir kad matyčiaus aš. Tai matosi, žinau. Renault. Kol kas mums sekasi. Pabandom, pasižiūrim, ar važiuoja virš 8 ar ne Renault šitas. Pontikonisi, pirmas paplūdimys. Kiek duodi balų? Blema, neduosiu daug, žinokit. Ne dėl to, kad noriu pasilikti daugiau balų, bet šiaip neduočiau daug balų. Lystė, į kurį dėtum dabar? Šalia Baltijos jūros. Labai netoli. Lėktuvai bet aš ilgai, žinok, nekalbėsiu, aš labai myš noriu. Pakeliu idėją. Nežinau, kur jūs myšit. Vandenį. Viskas, varom. Nėra laiko. Neturim laiko mes. Pirmas paplūdimys padarytas, lėktuvas jį visiškai pakėlė į kitą lygį. Buvo F tier paplūdimys, dabar gal B net siekia. Čia C tier paplūdimys yra. Jeigu užgaudysit po lėktuvų įsimaudį, čia yra C, kai ką B. Piratai plaukioja. B, tai aiškiai, B lygio paplūdimys. Gerai, jo. Pats paplūdimys, pats paplūdimys nėra gal pats geriausias, bet... Vienas prastesnių iš tikrųjų, vien šiukšlės. Bet experiences geras. Varom toliau. Judam toliau, nėra laiko. Let's go. Čiap, išjungiu kamerą. Kaip ant manęs visos kepurės prastai atrodo, kad jūs žinotumėt, hebra. Vat duodu jums trumpą pavyzdį. Oh, wow. You want to take the socks out to see? It's better with no socks. It's actually good. Naujas, va. O kieno čia yra? Čia Adido, man atrodo, ne? Adido šitas turi. Čia Yeezy. Adido čia. Adido. Dabar varom į Čikos Mija Sasasa. Let's go. Į kurį pliažą važiuojam? Į antrą. Tapkės turim. Manto tapkės yra vienu dydžiu per mažas, mano vienu per didelės. Bandysim nuspręsti, kas yra nepatogiau. O čia yra rock'n'rollas. Šitas projektas vadinasi 2 nepatraukliausi kūnai reklamuoja Graikijos paplūdimius. Šitą aš iš karto dedu į S tierą, turiu tik 2 palyginimui. Man šitas patinka, nes primena kaimo ežerus, kur gali neišsivėlęs kojų. Ir jau dabar esam geriau pasiruošę, turim tapkės, viską turim, ko reikia. Su kiekvienu paplūdimiu vis geriau, beveik neabejoju, kad su paskutiniu jau su pilna rokiruotė, su lastais atvarysim, su hidrekais. Su redu.
Su viskuo komanda filmavimo bus išaugusi. Nepykit, pirmas paplūdimys prigavo mus biškelį nepasiruošusius, atskleidė akivaizdžius minusus šitos idėjos, bet mes stiprus ir mes kartu. Jau šiandien grįšim į Lietuvą, mylimą šalį, kur viso labo 6 laipsniai gal. Tai net jeigu ir atrodo, mėly žiūrovai, kad mes čia kankinamės, tai žinokit, iš tikrųjų bandom pasimėgauti, nors iš tikrųjų sunku yra ant saulės maudytis paplūdimiuose, nuo marmurinių laiptų. Atrodo. Atrodo gal lengva, bet... Ne, toli gražu. Ne kiekvienam toks darbas skirtas. Nepanašu, kad čia pilatu. Čia panašu, kad sulūžę yra viskas. Realiai tiesiog be tikslo šluostus, viskas šlapia. Kačing, kačing, kačing. Kaip vadinasi šitas paplūdimys? Benicės. Micės? Benicės. Benicės, muy Benicės. Irgi? Agijos Ionės peristeron. 4. paplūdimys. Koks? Agijos Ionės peristeron. Ok, nesistengsiu suprasti. Šiandienos iššūkis atrodo puikiai atskleidžia, kad tu gali keliaudamas maudytis ten, kur nori. Jo. Labai dažnai. Nes aš kiek būnu kur nors Lietuvoje ir užsienį, labai ilgai renkuos paplūdimį ir dažniausiai tu sugaiši kokias 2 valandas besirinkdamas. Jo. Ar čia galima sustoti, ar čia galima maudytis. Geriausia varykit visur ir bandykit visur maudytis. Jo, bandykit 24 paplūdimius išsimaudyti. Agijos Ionės peristeron. Puikiai vertinam, geras dugnas, bet labai siauras pats paplūdimys. Vertina... Duodu stiprų 6 tokiam paplūdimiui. 7 čia kaip nieko, 8 čia tik išpiltėjimas. Tikrai sakysi 8, bet sako 7, tai... Ne, 8. Nu gerai, 7. Susitarėm. 7,5 tada. Tai 7. Jo. Stiprų 7. Pakeiskite, jeigu galit Google'ai vertinimą. Stiprų 7, tas silpno 6. Taip. Ar kažkas kaip su batu išmirom panašiai veikia. Kiek mums liko iki 5 paplūdimio? Kad padarytume per 2 valandas. Kad per 2 valandas 12 minučių. Kiek? 12 minučių. 13? 12 minučių. 12, easy, ne? Už kiek atstumo kit sekantis paplūdimys? Aš žinok, nematau, kur čia tiksliai yra paplūdimys pažymėtas. 6 minutės. Spėsiu. Turim 12, 11 dabar. Bet atrodo, kad yra kažkoks įvykis kelyje. Spėsiu. Belemba, žinok. Mes esam įvykis. Įdomu, yra kiekis paplūdimių, kiek tu gali maudytis ir numirt po to. Jaučiu, kad hipotermija turi kirst. Po kiek laiko. Bet čia mes gali hipotermiją kirsti, jeigu išlipinėjai vis iš vandens ir pavažiuoji biškį. Bet su kondicionierium labai šaltai, jeigu važiuoji. Nuo ko, manau, tiesiog susinaikintum per kondicionierių. 3 minutės. Bėgam. 3 minutės. 5 paplūdimiai per 2 valandas. Sveiki. O, labukas. Užeink. Ką? Su gimtadieniu. Aš paskutinį kartą sveikint žmogus einu. Ačiū. Jaučiu jam taip nejauku. Vakar ilgai visai gulėjau lovą ir galvojau, ką galėčiau tau palinkėti. Negalvojau. Negalvojai. Ką palinkėti žmogui, kuris jau viską ir taip turi. Davai, mantelė, linkėk sveikatos, laimės ar ką tai. Tai va, tai norėčiau laimės palinkėti, kad netrūktų tavam kely. Nu ir aišku, sveikatos irgi. Ir čia dar tokia simbolinė dovanėlė irgi nuo savęs. Tai... gerai, kad supakavau, bus sunkiau supras, kas viduj. Dėkui. Tai galėsim kartu ir paragauti. Fuck! Jo, tai va, tai ką, linkiu... Blemba, kam aš antrą kartą pradėjau? Dar tu linki? Tai linkiu, kad mūsų draugystė ir toliau tokia pati tvirta būtų. Tu dieve, brangus, kad draugystė būtų tvirta, man tai turim tai. Kad draugystė būtų tvirta, gal pasilaižom dar. Tai ką, ačiū, mantelė. Ačiū. Už ką tau ačiū? Tai gerai, kad dar skanaus nepasakiau. Nu tai ką, nebestovim, einam. Pala, čia klasiokas jau ar čia tas iš univerų?
Kiek minučių? 2, man atrodo. 2 minutės. Viena. 2 minutės. 5 paplūdimiai per 2 valandas. 2 valandas. Easy. Easy. Čia apsiplaunė, nes ten su šlapimu buvo, čia apsiplaunė be šlapimo, jo? Gerai, 5 paplūdimys, aš džiaugiuosi dėl to, kad spėjom, bet šiaip paplūdimys tai meh. Kokie 4. Labai jau toks. Toks turistinis, žinai. Labai jau jo. Esamoraitika Beach, 5 paplūdimys, aš vertinsiu iš... Bet Ketvirtą. Ne, nu kodėl tu taip vertini? Kodėl tu Nes visą bus skalę geresnių. įmini? Nes bus geresnių. Ketvirtų, vos teigiamas, tu nori, kad Taip, šitas taip, paplūdimys vasarą eitų į mokyklą dar? Aš noriu, kad dar eitų, bet jau žinotų, kad nepraeis į kitą klasę taip lengvai, kaip dabar prasilydo. Ne, aš tada duodu 6 šitam paplūdimiui. Per daug. Visumoje Aš anam 5. 6 daviau. Nu tai va čia klaida. Ne, aš duodu 4. Tai 5 gal tempia, bet sakykim. Manau, ne visą laiką gal reikia pilnai, ne, panelą? Reikia, tai neužskaitytas bus, jo. Galiu šitą. Galim bent vieną kartą išnaudoti veto teisę. Oi. Nu, blemba, nežinau. Žiūrovai tai nenorės suskaityti. Ne? Žiūrovai nenorės suskaityti. Man, žinok, aš nemeluosiu, man nebe taip ir karšta. Aš žinok, jau biškit, man tas vandenukas jau... Jau man vėsokas jisai. Aš jau baigiu, žinok, atsimaudyti. Paplūdimys numeris 7, Baukari Beach. Baukaro Beach, Baukari Beach. Šitą vertinsiu gerai, jeigu kam patinka vanduo arba smėlis, tai tikrai rekomenduočiau. O dabar einam išbandyti. Šoksiu nuo leptelio. Ką? Netrenkiu, einu atsisėsiu aš. Ne, buvo gal iš tikrųjų netrauks. Ne, einu įsimaudyti paprastai. Ai. Kaip tau 7 Baukari Beach? Gerai, jeigu nebūčiau susitrupinęs su Binkaulio, būtų daug smagiau 8, kaip suprantu. Dabar visi likę tik skaudės paplūdimiai, nes dabar sunkiai ir stovė. Jau nutirpus dešinė koja gan smarkiai yra. Kaip tau? Man gerai, žinok. Gerai? O vat nešokat nuo leptelio, žinok, visai nieko. Ai, vertinimas. Vertinu šitą gražus paplūdimys 7,5. Kaip tu, Evaldai? Ne, nu nesąmonė, leptelis akivaizdžiausiai pavojingas sveikatai 2. Vertinu 2. 7,5. Man tai vis dar nutirpus dešinė koja po smūgio į dugną paplūdimio. Mes esame Petriti paplūdimyje, 8 paplūdimys, absoliučiai neįspūdingiausias kol kas. Aš vertinu 2, einu greitai, padarau... Labai gražu, šiaip jachtelės gražios. Jachtelės gražios, bet šiaip net keista, kad gražios panos aplinkui, daug žmonių visai čia valgo, bet pats paplūdimys super negražus. Nu, palyginus. O man raudonas subinė, galiu pažiūrėti. Čia. Raudona? Jau matos, kad Jo, susibakės. O dabar aš plius jau jaučiu, kad man dega nugarą, tai aš bandau labai greitai sutvarkyti viską. Gerai, turiu pasakyti, Pulajos paplūdimys ir nueit buvo sunku, ir vietos neišvaizdžios. Prieš tai vertinu 2, bet vertinu 1 iš tikrųjų duodu. Jo, 1 duodu. Tu labai nukrito skalę, visus taip gyniai, paplūdimis net baisiausias. Neginsiu, nežadu šitą ginti. Man reikėjo neapgynė, ne vienas. Ai. Petriti paplūdimys 1 balas. 1 balas paplūdimys. Aš 20 metrų tiesiog per akmenis. Noriu greičiau užglaistyti viską gerų paplūdimiu.
mes epizodą užbaigsim, kaip vaikystė, kai sakydavo tėvai, nu viskas jau sušalęs, jau eik. Ir tu stovi kaip smygalas mėlynos vandenį. Ne, mane šalta. O galėsim dar, biškai išdžiūs ir kai neberbėsiu. Dar maudytis. 3 valandas. Galėsim 3 valandas. Ir galėsite mesti darbą ir rytoj atvaryti maudytis. Mums liko 4 paplūdimiai iki pusės užsibrėžtų tikslų, bet mes nesam tie žmonės, kurie pasiekia tikslų sustoja. Just saying. Liko 4 paplūdimiai iki pusės tikslų, bet mes nesam pusį. Ne, mes nesam pusį, mes esam pilni vyrai. Pilnapročiai, galima sakyti. Irgi gražu. Bet yra biškai sąvartyno dalykų. Jo, čia toks jau žinai matos žmonių. Filmuok po vandenį, nevai. Gramos vėl atsimerkiau. Aš vėl atsimerkiau po vandeniu. Nereikia merkti. Man bus raudonas akis. Merkėsi, nu. Ne, man bus raudonas akis, man. Ne, tai faktas čia. Šiaip reikia labai saugotis. Žiauriai. Degino akis. Notos paplūdimys skelbiam, notą įteikiam su balais. Aš skelbiu stiprų 7. Aš pirmą kartą pritariu absoliučiai Evaldui ir 7,5 duodu. O, nu tai bendrai sumoji 7,5. Kai sugalvojom šitą idėją, galvojom, kad padarysim 10 paplūdimių, šitas yra 10 po 4 valandų. Per 4 valandas 10 paplūdimių. Taip, kad laukia... 50. Ne, vaikų, ne? Mes esame jubiliejiname, išsimaudėme 10-ame Alikės paplūdimyje. Alikė, šiaip iš tikrųjų, Evaldas mane įtikino daug skirti balų ir aš nemažai, aš paišlaidausiu. Aš išlaidausiu irgi, aš duodu 9,5. Duodu 9,5 vien dėl to, kad pirmas paplūdimys, kur smėlis, kvarcinis ir visiškai švelnus pėdutėm ir banguoja jūra. Man labai patinka, kai banguoja jūra ir iš ten matosi molas. Ten matosi gražus lieptas, saulė gražiai atsispindi, nežinau, man čia geras vaibas tiesiog. Man patinka, kad čia yra šiek tiek Baltijos jūros vaibo, yra šiek tiek drumstas vanduo lengvai, pas mus sunkiau drumstas, sunkiaisiais metalais drumstas. Jo, tepalų ir mazutų. Jo, bet šitai mane priartino prie namų bent trumpam ir būtent dėl to aš skirsiu mažiau balų. Tai šiaip būčiau tikrai 9 davęs, bet dabar duosiu 8. Varom 11 ir tada 12 jau pamatysit gražiausią bičą, kur mes valgysim pietus. Let's go! Mes esam Bauka Beach arba Bauka Paralija. 11 mūsų paplūdimys. Daug nesitikėjom, bet... Atrodo visai nieko. Bet atrodo gerai. Nu, tų puspilikių moterų tai man per daug. Ir man nepatinka ir Ievai labai nepatinka, kai aš varau į tokius. Mano Gabijai gal nepatinka labiausiai, kad spoksau. Aš žyvata su ten belė kaip veržiasi, viskas mačiau lauk. Man ten tai nesąmonė. Ten iki jau išvirti viskas čia būna. Aš einu prie jos maudytis, aš pažiūrėsiu, nežinau ar sakysiu ar ne, bus matyt, bet... Aš einu jaučiu iki jos pasakysiu jai kažką. Davai, varom iki jos. Imk GoPro, nusifilmuosi pokalbį. Manau, kad atėjo laikas virtės. Let's go. Gerai, aš nemeluosiu. Man šalta jau viskas. Jau viskas? Jau viskas. Vertinimai. Oficialūs vertinimai mano būtų 7,5. Mano būtų 9,5 tik tam, kad gautųsi 8,5. Geras paplūdimys, geras smėlis, vanduo skaidrus, maudymosi puikios sąlygos, netyčia atsitrenkti į seksualų užpakalį, puikios sąlygos. Puikios sąlygos, visiškai. Netyčia taip eiti užkliūti ir... Oi, atsiprašau. Puikios sąlygos. Nu jau nenoriu prisikalbėti, foreshadowint per daug į ateitį, bet
Nu, 12 tai jau bus stebuklas. 12 bus kažkas tokio, manom. 12 jau bus stebuklas. 12 mūsų paplūdimys. Ir panašu, kad pats šudiniausias dabar. Nu, nėra ypatingas. Nu, toks jūrmalos, priterštas, prišniurkštas kažkoks. Tik apsimėti šūdus reikia. Ja. Prastokas. 5. 4. Daug drumslių. Yra ką, nu, nekomentuojam, nu, nei jis kažką dėl mūsų padarė, nei. Gerai, einam išbandyti 13. Esam 13. Paplūdimy viso labo. Ai, kepurės iš kur? Man tai iš kur kepurės? Oi, čia įdomi istorija. Nusipirkau parduotuvėj. Tokia istorija. Čia bus 10, man atrodo. Ne, žinokit, visa ana pakrantė dvejetas. Nežinau, žinokit, aš pasibaisėjęs esu. Tiek moterų nuogom krūtinėm. Šlikščiausia, kad 3 šiam kamerą paliko paplūdimį ir paskui pasirodo, kad vienai nusirengėm. Nežinau, ar čia duoti į teismą iš karto tą kamerą atiduoti, kad nieks nesikabintų. Jo, nes čia, ką jinai padarė, tai tiesiog, nu, net mum nepaliko. Einam pasižiūrim, pavyzdžiui. Jeigu mes nusirengtume prie jos, pavyzdžiui. Ne, einam pasižiūrim medžiagą. Ai, okei, gerai. Pasižiūrim, nes, nu, man tai žiauriai, nu, pasižiūrim kaip. Not cool, pažiūrim dar kartą. O ne, 14 kartą šiandien maudytis, šalta jau visiškai šalta. Aš dabar, jeigu galėtume taip vykdyti iššūkį, kad vieną kartą išsimaudom vienam paplūdimy per 24 valandas ir visas likusias pragulim, būčiau labai ramus ir laimingas kaip šitie žmonės aplinkiniai. Aš turiu pasakyti, aš niekada tiek gyvenime nesimaudęsis jau ir jau man pradeda kūnas skaudėti nuo valymosi ir tada, kai dėdėsi smėlėtą maikę, dar labiau skauda ir jau jaučiu, kad veidas nukepė ir gerai, kad saulė leidžiasi, bet blogai, kad neįleidžiasi dėl to, kad nematysim dabar gerai kitų paplūdimių. Bet dar turim šiek tiek laiko, kol saulė nenusileido, tai... Jo, dar šiek tiek, kol ir nusileidus bus dar šviesų kažkiek. Nėra taip lengva maudys, pasirodo. Aš mažiau galvojau, kad čia bus fizinis iššūkis, o pasirodo, tik dabar prasideda fizinis iššūkis po biškį. Aš jau galiu pasakyti, man jau atsibodo ir Papa ir Šiknos. Man tas pats per tą patį jau man jau nebedomina. Jo. BM, 15 paplūdimys, Santa Barbara Beach, o ten kitas yra. Ten 16 bus. Be jokių muilo operų, gerai? Davai, be muilo operų, be dramo, einam išsimaudom gražiai. Išsimaudom ir varom, nes atsibodo karštą visą dieną, nei į vandenį įeit nieko. Evaldas, man atrodo, žiedą pametė. Aš galvojau, ieškodamas iš tos profesionalumo pusės, galvoju, tai kaip man dabar, ką man, jau bitą galvočiau, dabar jau jaučiu bitą galvoti. Nu gali bitą dar išpešti, bet jau nebe, joks bitas dabar nebebus, net pirks žiedo. Net pirks žiedo, eik tu napik. Tai žinai, tai taip ir gyvenam. Na jo. O, klausyk, nesakėjai, mašiną naują nusipirkęs? Va, galvau, staigmeną padarysiu. Jo, nusipirkau biškelį brangoką gal man, bet žinai, gyveni vieną kartą. Nu, bet jau tokia tai kasko reikia? Man atrodo, geriausias draudimas, tai va. Geriausiai, tai saugiausiai jautiesi, jeigu, kur, palauk, medis. Va. Tuk.
Tai geriausia ir nuo visų avarijų, ir nuo visko. Nu, tikiuosi namus bent apsidraudęs normaliai. Su namai, žinai, kitas dalykas. Ne, gali apsidrausti ir vis tiek nežinai, kaip ten bus, o va. Baim, nuo vagysčių, baim, nuo gaisro. Ar tu mantelę pinigų neturi, ar kas tam yra? Eik, ne, su tais draudimais prasidėt. Va, geriausia, druskelės. Baim per petį ir praktiškai aš esu garantuotas, kad mūsų neapvogs dabar. Aš žiūriu, kad visas druskuotas, blam, žinau, pleiskanus. Ne, viskas, kiek laiko reikia pramėtyti. Nereikia niekur mantelę važiuoti pas jokius brokerius. Atsidaryk draudimas.lt. Ten ir mašiną, ir namus, ir kelionę draudimą gali pasimti. Plius galėsi atsidaryti visas kainas palyginti, kur geriausiai siūlo, pigiausia gausi. Viskas patogu, greita, vienoj vietai. Plius lojalumo zona yra. Kitus pakviesi apsidrausti, pačiam pinigai kapsės. Mantelį. Tu klausais, ką aš tau sakau iš viso? Ką tu čia darai? Duok patylėt, biški reikia prieš kelionę pasėdėti, sako, sėkmę neša. Ateik į ratą, jeigu gali, nes paskui į namus velnę prikviesi. O to triušio koja, kur... Tyliai. Negaliu patikėti. Nerealu, čia negali tai būti. Čia negali tai būti. Laikykim, pakomentuok šitą dalyką. Wow, kaip tu su kamera pamatei? Ne, pamačiau tiesiog. Fucking... Parodyk žieduką. Vadinas, santuoka ne tokia prasta, kad žiedas nenuskendo. Viskas, karočią, šitą pasidedu į kuprinę visai likusiai dienai. Viskas. Wow. Va čia yra crazy. Mylimiausia, Korfų, mylimiausia, geriausia. Šitas paplūdimys 10. Kiek atėmė iš manęs, tiek ir atidavė atgal. Dvigubai atidavė. Labiau dabar vertinu žiedą negu iki šito paplūdimio. Palaukit, tai šitą 10 vertinam, pametėm žiedą, suradom žiedą. Šitą 10 visiškai. Wow. Maratėjas dabar ten yra. Santa Barbara visiškai. Santa Barbara paplūdimį. Visiškai patvirtinantis savo pavadinimą. O nėra, kad tu, lipdamas tais laiptais, sakai, bet davai, jokių dramų. Jokių dramų. O ten kitas yra. Tik be dramų. Ten 16 bus. Taip, be jokių muilo operų, gerai? Davai, be muilo operų, be dramų, einam, išsimaudom. Maratėjas, 16 paplūdimys, visiškai netoli Santa Barbaros. Einam, išbandysim, bet vertinimas čia gali drastiškai skirtis, nebūtinai atsitiks tai, kas atsitiko. Ne, čia nebus geriau, nebuvo prieš tai. Gerai, tai einam į 9, tačiui. Nors gal ir 8, nežinau. Palaukit vyrai, palaukit. Gražu. Saulė kosminė. Palaukit vyrai. Pastavykit šiuką, o. Aš 7,5 bendras, o dabar varom, dar turim ant saulėlydžio spėti 16 minučių iki kito paplūdimio, bus mūsų 17 paplūdimys, bet saulė mus žiauriai spaudžia, varom greitai. Ką čia pakomentuot? Bandėm spėti į saulėlydį, ne visai spėjom, bet... Bandėm pagauti, nepagavom, bet gražu čia, nu ką žinau. O dabar einam maudyti 17 paplūdimį. Isos paplūdimys džiaugiasi ir puikuojasi jūsų ekranuose, gerbėmieji, tuoj mes jį išbandysime. Einam dar iki kliūčių ruošo. Jokių kliūčių. Užlipsi? O, bet blemba kaip skaudai, koja. Aš dar neįsitikti. Aha. Suaugusių vyrų žmonos laukia dar pirmadienio darbų. Suaugę vyrai sekmadienį Korfų vakare. Aš vis dar judu. I'm the king of the world! Įspūdingai.
Iš GoPro. Gavau į veidą iš GoPro labai smarkiai. Bus fanaras. Jis paplūdimys neblogas, sakyčiau, gal šiek tiek per daug ekstremalių sportų yra ir ne visiems suvaldyti, ne visų kūnų. Bet vertinu paplūdimį šiaip puikiai. Daug geras batutas. Gerai, kad... Aš tai negaliu tiesiog patikėti, Evaldą. Tai čia yra, šiaip sakau, visą laiką man tai būdavo, bet aš kai Evaldą paėmiau, Evaldas... Perėmiau tavo traumas. Kritau tarp batutų, 2 tarpų įkritau ir atsimušo GoPro į vieną batutą ir perskėlė GoPro man veido. Tu ką tik nuo baro susipakėm. Tu neatrodo, kad tu parai čia. Jo, atrodo, seniai, tu čia mėnesis. Pažiūrėk mano veidą, atrodo, aš 2 savaitės all inclusive baliavoju. Dabar yra po 10-5 minutės ir mes važiuojam pasikrauti telefonų bei pavalgyti vakarienės, kadangi mūsų skrydis yra paryčiais, o mes dar esam kitoj salos pusėj. Nėra kur skubėti, nes naktį ir taip tamsu ir nesimato nieko. Tai pasišviesdami bandysim dar įvynioti 7 paplūdimius. Ir judėsim. Ir tada, žinai, grįšim Vilniui 8 ryto namo. Ir toliau eisim į darbus gyventi, apsimest lyg niekur nebuvo. Man gal bus sunkiau apsimest su tokiu veidu, bet man atrodo puikiai seksis. Agios Gordijos Beach. Mes esame 18 savo paplūdimyje. Tamsu, prieš tai pavalgysim, o tada eisim pasimaudyti. Nes ką sako daryti pavalgius? Gerai pasimaudyti. Kągi, prasideda mūsų naktinio tripo dalis. Mums liko, mes galvojam, kad 7 paplūdimiai. 18 paplūdimys čia. Žiūri mus dabar. Agijos Gorgės galbūt vadinasi. Kiekviena mintis apie įmą maudytis vis baisesnė ir vis labiau skauda. Tai gali būti, kad matysit mus tiesiog silpstančius dabar kaip kas kadrą. Bum, bum, bum ir tada jau galimai negyvus. Bum, bum, bum. Pyragas su medum. Pasėjau kanapę, kad augtų dangum. Oh my God! Nice! Viskas, I'm good. Prabraukite crazy su šokus maikė. Tiesiog kieta maikė yra. Šiaip kieta maikė buvo ir prieš. Bet dabar vietom jinai dar kietesnė. Čia va tiesiog druskos visos. Čia druskos, o ten cukrus. Nebevertinam pliažų, kiek duodi prieš tai buvusim. Štai nieko nemačiau, tai apie 3 duodu. 2, 3, ane? Šitam seimbus. Kur esamas dabar? Kontagijalos. 19 mūsų paplūdimys. Mano visą dieną šlapi Kontagijalos abudu. Negali išdžiūti. Kontagijalos paplūdimys. Dieną manau, kad būtų čia netoli 10, 9-10. Labai skaidrus vanduo matosi ir labai graži vieta, ten uolos, bet nieko nematom normaliai. 3, 2-3, 2,5 bendras, manau. Dvidešimtas paplūdimys Mirtijo Tisa. Tikiuosi, kad mums taip neatsitiks. Tikrai išskirtinis galėtų paplūdimys. Pamečiau proksą, atsiprašau. 1, 2, 3. Vertinu 2. 2, vertinu 2. Nieko nematau.
neišskrido į kosmosą. 21. Liepadės Beach. 1 valanda 25 minutės. Aš jaučiu, kaip man traukia visas siles, kur buvo durta. Jau pradeda kankinti mane fiziškai. Šiaip, jeigu net jie įsimaudimai, aš jau pradėčiau biškiam smiginėti prie vairo. Tai labai gerai, kad karts nuo karto atsišoka be galo, patiria organizmą. 21 šoką mano organizmas šiandien patyrė. Ne, iš pradžių nebuvo šokas, bet nuo 17 dabar jau... Aha, nuo 17 vis labiau tik šokiruoja paplūdimėjimus. Pasivėjo vieną dalyką, kad pavyzdžiui, dabar va, kai sutemo, mes visus paplūdimius blogai labai vertinam. Jo, kažkur koreliacija gali Jeigu, būt. tarkim, ieškot savo gero meto, kada varyti į paplūdimį, stenkitės dieną. Tokie būtų pastebėjimai, išsimaudžius 21 paplūdimyje. Yra be 10:02 nakties, esam prie Dacia pliažo. 22 paplūdimys. Vienas iš paskutinių 3 paplūdimių. Man žiauriai spenelius skauda. Trinasi druskuoti speneliai į marškinius ir dar pradeda labiau skaudėti. Bėgo nesimato, dvetas, apie ką mes kalbam. Trečias paplūdimys. Dafnila. Nieko nesitikim. Kaip aš visada sakau savo draugams, Dafnila. Go. O va, šlapia rankšlastį. Uždedu, kad nesušlaptų nuo šortų. Toks nekantrus, net draugo nelaukiam pasipilį. 1, 2, 3. Išlindus vat vėsoka, bet šiaip tai 10 balų. Paplūdimiai už tai, kad jis paskutinis. Tai, kad šiltokas. Tik už tai duodu 10 balų, šiaip tai man čia 2. Bet paskutinis paplūdimys 24. We made it. Mums lėktuvas šiaip tuoj varom. Tuo lėktuvas ir dar. Džiovintis, einam viską, dabar reikia... O Jėzus, kiek reikalų dabar, kiek reikia prisidarėm. Evaldai, varom viskas. Alio, Evaldai. Man nešalta, aš dar norėčiau paplaukti. Evaldai, varom viskas, jau mėlynas visas. Aš dar noriu, biškį. Nu jau 24 kartus maudysi šiandien. Aš dar noriu 25. Ne. Tu tą patį sakytis 20, tu sakai dar 21 nori. Šiaip maniau žymiai lengviau bus. Vieną, kai buvo ypač vieną, kai tuos pradėjom knežinti vieną po kito paplūdimus, galvojau, kad čia bus, tai čia easy, tai mes iki tamsos 2-4 padarysim, galvoju, tai gal mes pem darom davai. Fainai yra romantiškai turėti pasimaudyti naktį vieną kartą, žinai, kur bėgi priprantėjau paskui. Skinį dipsą vieną. Bet kai bėgi vieną ir tada žinai, kad dar 7 laukia tavęs šią naktį. Jo. Ne. Einam viską džiovyt. Kaip mama rūpestingai, tu sensi labai greitai. Labai. Tiesiog baigia iššūkį ir sako viskas. Einam visko džiovyti. Klausyk, pasirenkam akmenukų kokių čia gražių. Ne, viskas. Ne, tu kauklyčiau prisirinkai iš praeitų paplūdimių. Gana man. Vieną pasiemu. Mesk man tai. Nu gerai. Nu ne vieną. Visus iki galo išmes. Nu aš neturiu daugiau. Tikrai neturi. Čia paskutiniai. Taip. Čia paskutiniai tikrai prisieki. Jau. Mano mirtim prisieki. Savo mano. Savo mirtim irgi prisieki. Ievos. Mamos. Kieno? Tavo. Mano. Ačiū Dievui, paskutinį išmėtį.